Konfliktas tarp Saudo Arabijos ir Husių perėjo į pavojingą naują fazę, abi pusės dabar tiesiogiai apsikeičia kariniais smūgiais per sieną. Neseniai pranešta, kad Saudo Arabijos oro pajėgos bombardavo oro uostą Husių kontroliuojamame Jemene, siekdamos neleisti nusileisti lėktuvui, kuriuo skrido aukšti Husių lyderiai. Šis smūgis rodo, kad Rijadas veikė remdamasis laiku gautą žvalgybinę informaciją ir buvo pasirengęs atakuoti itin svarbų taikinį, nepaisydamas tolesnės eskalacijos rizikos. Husiai atsakė per kelias valandas, paleisdami balistinės raketas Saudo Arabijos link, kaip pranešama, taikydamiesi į oro uostą kitoje sienos pusėje. Šis apsikeitimas žymėjo staigią eskalaciją, nes abi pusės perėjo nuo santūrių įtampų laikotarpio prie tiesioginių karinių veiksmų, parodydamos, kad Saudo Arabija ir Husiai jau buvo pasirengę greitam susidūrimui. Dėl to raketos jau nebėra būsimos eskalacijos grėsmė, jos jau skrieja. Prieš prasidedant raketų apsikeitimui, buvo pranešta, kad aukšti Husių lyderiai bandė grįžti į Jemeną civilių lėktuvų. Daugelis šaltinių teigia, kad skrydis prasidėjo Irane, nors tai dar nėra nepriklausomai patvirtinta. Jei tiesa, kad skrydis prasidėjo Irane, tai reikštų, jog aukšti Husių lyderiai neseniai koordinavo veiksmus su Teheranu, kai regione vėl pradėjo augti įtampa. Tokie kontaktai galėjo suteikti galimybę suderinti karinio planavimo ir strateginius prioritetus prieš atsinaujinant priešiškumui. Tai gali rodyti, kad grupuotės vadovybė derino savo tolesnius žingsnius su Teheranu, kai regioninė įtampa stiprėjo. Iš Saudo Arabijos perspektyvos bandymas neleisti lėktuvui nusileisti galėjo būti mėginimas sužlugdyti tuos planus dar prieš jiems virstant kariniais veiksmais žemėje. Daugiau nei 10 metų Saudo Arabija buvo viena pagrindinių Jemenos konflikto dalyvių. 2014 metais Husiai užėmė Jemeno sostinę Saną ir palaipsniui išplėtė savo kontrolę didžiojoje šalies šiaurės dalyje. Rijadas laikė šios grupuotės iškilimą tiesioginę grėsmę, nes tai reikštų, kad Irano remiamos pajėgos atsidurtų prie karalystės pietinės sienos. 2015 metais Saudo Arabija vadovavo kariniai koalicijai, kuri įsikišo siekdama atkurti tarptautiniu mastu pripažintą Jemenos vyriausybę ir susigrąžinti Husių užimtą teritoriją. Nuo to laiko Saudo Arabijos pajėgos vykdė plataus masto oro kampanijas, rėmė antihusių frakcijas ir stiprino sienos gynybą prieš pasikartojančias raketų bei dronų atakas. Nors kovų intensyvumas sumažėjo po 2022 metų paliaubų, visapusiškas taikos susitarimas nebuvo pasiektas. Todėl Saudo Arabija ir toliau laiko Husius nuolatinę saugumo grėsmę ir Irano įtakos tęsiniu Arabijos pusiasalyje. Konfliktas iš esmės liko įšaldytas nuo 2022 metų paliaubų, tačiau niekada nebuvo visiškai išspręstas. Husiai vis dar kontroliuoja Jemeno sostinę ir didžiąją dalį tankiai apgyvendinto šalies šiaurės vakarų, o tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė ir sąjungininkų frakcijos, remiamos Saudo Arabijos, išlaiko teritorijas pietuose ir rytuose. Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis įtampa nuosekliai auga, nes tiek prosaudiškos, tiek prohusių pajėgos stiprina pozicijas palei fronto linijas, o karinis aktyvumas abiejose sienos pusėse didėja. Užuot laukusi, kol Husiai imsis veiksmų, Saudo Arabija dabar, atrodo, imasi prevencinių priemonių, įskaitant smūgius prieš Husių vadovybę ir pastangas blokuoti įtariamus su Iranu susijusius skrydžius į Jemeną. Husiai atsakė parodydami savo pasirengimą atkeršyti tolimosios balistinės raketos atakomis, o tai rodo, kad abi pusės ruošiasi naujai tiesioginio susidūrimo fazei. Naujausias apsikeitimas todėl atrodo ne kaip pavienis incidentas, o kaip galimas neramaus status quo, kuris laikėsi pastaruosius 4 metus žlugimas. Apskritai, naujausias oro smūgių ir balistinių raketų atakų apsikeitimas rodo, kad neoficialus Saudo Arabijos ir Husių konflikto suvaldymas pradeda byrėti. Saudo Arabija atrodo pasiryžusi neleisti Husiams stiprinti savo karinės ir politinės pozicijos, o Husiai parodė, kad yra pasirengę atsakyti į tiesioginius Saudo Arabijos veiksmus smūgiais giliai už sienos. Jei Iranas vėl didina savo paramą šiam judėjimui, rizika, kad Jemeno konfliktas taps aktyvesniu frontu platesnėme regioninėme susidūrime ir toliau augs. Jei abi pusės greitai nedeeskaluos, dabartinis atsakomųjų veiksmų modelis gali peraugti į platesnį Saudo Arabijos ir Husių karą, kurio pasekmės gali gerokai peržengti paties Jemeno ribas.